mūsų svečius, žmonės, kurie šiandien prisidėjo stipriai prie šio renginio. Tai mėlyjei, kas ką tik atvykote ir nežinote, kas čia vyksta, tai šiandien mes susirinkome 8. kartą į vandens sporto šventę, kuri grįžo, galime sakyti, atsirado naujai, bet grįžo į senąją vietą. Taip, tai labai džiugu, kad šiandien turim 14 komandų vyrų ir 6 komandas moterų. Tai paduokime visiems dalyviams audringą aplodismentai. Dalyviai pasiduokime patys savo, pats Dievas šiandien nori dalyvauti šiame renginyje. Šiandien duoda fantastišką orą, daug saulės, tai aš manau bus daug geros nuotaikos ir smagaus pasibuvimo. Tai norėčiau dalyvaus 14 vyrų komandų ir 6 savivaldybės administracijos gerbiamą direktorių Dalių Pečiulį tarti visiems dalyviam šiandien žodį ir palinkėti sėkmės. Labą dieną visiems dalyviam, svečiam, organizatoriam. Turbūt pirmiausia noriu padėkoti organizatoriam už konferencijai puikiai surinktą šventę. Tikimės, kad nieks mums nesugadins. Aišku, pirmiausia, už gerą orą ką užsakėt. Tai mačiau ant taurių ir pažymėti 30 metą. Tai vadinasi, renginys vyks dar 30 metas. Ir tikimės, kad tų komandų vis daugiau, tie patys dalyvių ir žiūrovų bus daugiau. Tai sveiki atvykę į to naują vietą, prie to naują gražią pastatą. Tikimės, kad kitas metas, dar kitas prigrįžta vietą ir rinksimės vis laik čia. O dalyviam turbūt norėčiau palinkėti, kad mažiau krėsti nuo tų saulėlių, mažiau traumų ir šiaip kitos varžybos buriuotojams sak vėjo. Čia turbūt, kad be vėjo jums linku ir visiems draugiška praleisti laiką. Kas užims pirmas, kas paskutinis, svarbu sudalyvauti, gerą praleisti laiką. Tai geros šventės visiems. Paplojam dar kartą Dalius Pečiulis, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius. Ką puikiai žemaitišką pasirūko, viskam seka prieka, ne? Tai ką, mėlyjei, noriu pakviesti dar vieną žmogų, kuris irgi daug įdėjo darbo. Nuplušęs, sako, dirbau, šiandien sako, net atsikelti, sunkiai sekėsi tą tikrąją dieną. Sakė, be miego netgi yra žmogus tiek darbavus, tai yra Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius Alvydas Viršilas. Paplokime gerbiamam Alvydui. Labą dieną, smagiai matyti, smagiai, džiugiai nusiteikus žmonių. 4-5 valandą pačios geriausios nuotaiks turbūt bus 10 kartų mažiau. Tie, kurie nugalėtoje, bet dabar linku visiems gerą laiką, smagių emocijų, gerą praleisti laiką, pabendrauti. Grįžtam po 6 metų pertrauks čia į seną vietą, kur pradėjom kažkada, 18 metas. Matot, bazė pasikeitusi ir trasa pasikeitus, šiek tiek naujovių. Prizą taip pat pasikeitus, senųjų prizų jau nieks nebegaus ir naują užsakyti. Kaip minėjo administracijos direktorius, planuojam, kad tas renginys vyks tradicinis. Tai dar kartą visiems kuo geriau sėkmės ir gerą laiką. Paplojam dar kartą garsiai. Alvydas Viršilas, Plungės sporto ir rekreacijos centro direktorius. Taip, ir kažin kam atiteks šiandien tos didžiulės gražios taurės. Na ką, bet iš tikrųjų mūsų renginys, kaip sakoma, kiekvienais metais auga, didėja ir iš tikrųjų to nebūtų be profesionalų pagalbos. Tai norime pakviesti žodį tarti vyriausiąją varžybų teisėją. Tai yra, galim sakyti, pats rimčiausias žmogus šiandien, išmanantis apie šį sportą. Tai yra viešosios įstaigos sporto klubo Birštono Nemunas atstovas Arvydas Tašaitis. Taip? Ačiū. Sveiki, bičiuliai. Apie vietą tikriausiai jau nereikia kalbėti, kadangi čia kiekvienas tą pasakė. Bet aš pasakysiu tik vieną žodį. Džiugu. Džiugu, viskas į gerą. Toliau nauji akcentai atsiranda. Pažiūrėkite tos vyrus. Jie jau vikingiškai rengėsi. Ateityje tikiuosi padaugės tokių vikingiškų akcentų jūsų aprangose, jūsų atributikose, vėliavose ir taip toliau. Nors prizuose, kai pirmą kartą aš atvažiavau čia, sandėliukas čia buvo tas sugriuvęs,
ir netyčia prasidarė durys. Ir aš žiūriu, toks prizas. Jeigu toks prizas, jūs atsimenat stiklinis tas, kur buvo. Nu galvoju, čia tai pas juos paeis. Taip ir yra. Pas juos einasi viskas gerai. Žinot, mes visada turėdom vieną problemą dėl distancijos. Visus metus treniravomės, ruošėmės ir įrengimą. Gal nepaklysit, stenkitės pirmiausia nepaklyst. Ir jeigu paklysit, nesipykit. Pernai atsimenat, mes pradėjom pyktis, vieni nepatenkinti, kiti dar labiau nepatenkinti. Mes čia susirinkam džiaugtis, nepyktis. Jeigu kas ir neišėjo, nusispjaukit, numokit, varom toli. Ačiū jums visiems. Gerų startų ir dar geresnių finišo. Sėkmės. Nu koks fainas mokytojas būtų, ne? Nu tikrai čia pasinaši mokyklą, nu viską užmotyvavo, galėjai būti man matematiks mokytojais. Pablojam dar kartą garsiai. Gerbiamam Arvydo Lukašaičio, aš irgi noriu prisidėti prie tų palinkėjimų, kad svarbiausia šiandien daug draugystės ir gerą laiką. Tai kon, mėlyje, skelbsim vėliau komandų eiliškumą, o dabar iš tikrųjų jau matom baigi mūsų orientacinis baidarių varžybas ir eisim apdovanoti, taip, gerbimieji, ne? Taip, kon, paplojam dar kartą komandom ir palinkam sėkmės, audringą aplodismentą ir pirmiausia pristatom kokį plaukimą. Moterų plaukėms būtom 3 komandas, tai eis pirmam plaukimi Plungis Ruonį moteriškas, Vietra ir Babrungo Augas. Taip, vyrų pirmam plaukimi plauk Plungis Socdema, Šateikių Kaštona, UAB jau Litspringis, taip, jau teisinga pasakiau, taip, ir Prūsalių Vikinga, taip, pirmajam plaukimi, tai jau komandas gal eiti ruoštis. Teisinga, pirmą kvietam komandų vadovus, teisinga, dar kartą kvietam Plungis Socdemų, Šateikių Kaštonų, uždaros akcins visų komandų, taip, visų komandų kvietam kapitonus čia prie registracijais. Tad kviečiame jau komandas Plungės Socdemai, Šateikių Kaštonai, UAB Litspringas ir Prūsalių Vikingai. Sėskite jau į valtis ir laikas užimti starto vietą. Taip, mėlėjų, galime ir pluotis. Sėkmės, kaip manai, kuri komanda laimės rasą iš šių 4? Kuri lyderė? Sunku pasakyti. Visos stiprios, taip? Taip. Palaikyti visus. Mane labai nustebino iš tikrųjų baidario orientacinės varžybos, kad laimėjo, matai, toks vyrukas, tokio dydžio broliai šaunuoliai ir savo pirmą vietą laimėjo. Tai reiškia svarbiausia ne jėga, svarbiausia ne ūgis, o svarbiausiai mąstymas orientacinėse varžybose. Taip, ir štai, taip, pirmieji, taip, pažiūrėkite. Pažiūrėkite, antrieji, taip, įsiveržė, taip, kertam, taip. Šateikių Kaštonai, geriausias laikas. Taip, antrieji UAB Litspringas, taip. Sveikinam, taip, pirmąjį plaukimą įveikus, geriausią laiką gauš. Ir čia jau stiprių skirtumų, taip, pirmieji, taip, Plungės Ruoniai, audringi aplodismentai, Plungės Ruoniai, taip, jų geriausias laikas. Taip, Plungės Ruoniai apsisukame, taip, ir Plungės Ruonių valtis sėdasi versmė MTB. Taip, ir antrieji atplaukė šiame plaukime, taip, regbio klubas Perkūnas, audringi aplodismentai, antrieji. Ir taip, tretieji, nieko, jie sako, mes čia tik ramiai.
Taip, antrieji Vičiai Vikingai. Tai darbo kolektyvas, tiesiog pakalbėdami apie darbą, apie atostogas, ką veikiai, neskubėdami grįžo atgal. Na nieko, dar vienas laukia plaukimas. Tai pablojam dar kartą Plungės ruoniai, pirmieji, antrieji regbio klubas Perkūnas ir Vičiai Vikingai. Taip, ir ruošiasi trečiam plaukimui. Versmė MTB, Vipingai, Plungės Dėl antros trečios vietos, taip, kaunasi Plungės liūtai ir Vandenų Neptūnas. Taip, pirmieji atplaukė KN Energies Klaipėda. Taip, na tikrai laukia įtempta kova finale. Dar bus laukia mūsų antras plaukimas, kuriame dalyvaus taip pat visos komandos. Paplojam. Pirmieji KN Energies ir antrieji Plungės Lions klubas. Taip, ir tretieji, taip, Vandenų Neptūns. Monika! Monika! Dar kartą! Monika! Dar kartą! Monika! Ir Babrungo! Babrungo uogos! Palaikom savo komandas, audringi aplodismentai, artėja. Ir taip, trečioji komanda, Babrungo uogos. Taip, o kol kas, matai, tavo palaikymas į naudą išėjo. Taip, stengiamės. Vėtra, judam! Vėtra! Op! Taip, trečioji, taip, pirmosios Babrungo uogos. Antroji vieta Vėtra ir trečioji Plungės ruonių moteris. Taip, audringi aplodismentai ir kviečiame sekančias tris komandas. Tai yra Braškės sugrįžta, Prūsalių Vikingės ir Vičiai Viking Women. Kviečiame šias komandas užimti vietas ir apsikeisti valtimis su grįžusiomis merginomis. Taip, dar kartą audringi aplodismentai, kaip vadinasi, nugalėtojas. Babrungo uogos. Taip, girdžiuosi, o greičiau. Vičiai, pirmin, Vičiai. Ir staigiai įsiplėšė į priekį, Braškės sugrįžta. Įdomi taktika ir pasižiūrėkite, kokiu greičiu jos įsiveržė į priekį. Fantastika, pablojam. Taip, Vičiai Viking, taip, aplenkė, taip, ir Braškės sugrįžta. Pirmoji vieta. Taip, antroji vieta Prūsalių Vikingės, trečioji vieta Vičiai Viking Women. Kaip viskas pasikeitė? Taip, pradžioje pirmavo kitos komandos ir staigiai merginos. Braškės sugrįžta, šovė į priekį nerealių greičių ir aplenkė visas kitas komandas. Šaunuolės merginos, pablokime dar kartą, Braškės sugrįžta komandai. Palaikom, kažkas Šateikius labai stipriai palaiko, dar garsiau, Šateikių kaštonai, Šateikiai! Taip, tai yra labai svarbu palaikyti, nes tik nugalėtojai šio pusfinalio jie patenka į finalą. Taip, palaikom, audringi aplodismentai. Taip, audringi aplodismentai. Plungės ruoniai žengia į finalą. Audringi aplodismentai. Antroji vieta. Plungės smulkiojo verslo asociacija. Ir trečioji vieta. Prūsalių Vikingai. Atsiprašau,
teisingai, truputėlį nugazdinau teisingai. Taip, Šateikių Kaštonai ir regbio klubas Perkūnas. Ačiū už pataisimą. Paplojam, palaikom, paplojam. Taip, Plungės Ruoniai. Taip, ir Šateikių Kaštonai, kur jūs? Šaunuoliai, labai gerai. Ir regbio klubas Perkūnas. Aplodismentai. KN Energies, Plungės smulkaus verslo asociacija ir Prūsalių Vikingai. Taip, po kol kas KN Energija pirmauja. Taip. Palaikom, taip. Prūsalių Vikingai antri. Taip, ir KN Energies, kaip matome, pirmauja, audringi aplodismentai. Taip, Klaipėda, KN Energies, audringi aplodismentai. Taip, ir dėl antros, trečios vietos, taip, kas? Paplojam, audringi aplodismentai ir nugalėtojai KN Energies eina į finalą, o likusiam komandom sakom didelį ačiū ir palinkime kitais metais sėkmės. Plungės smulkaus verslo asociacija ir Prūsalių Vikingai. Litspringas arba Vipingai. Op! Žvaigždės supras, tai ką mes turim, vien tik mūsų yra. Aš išmokiau kiekvienas. Na, mėlieji, žiūrėkite vėl, paskutinę sekundę įsiveržė versmė MTB. Taip, pirmoji vieta, versmė MTB, kurie keliauja į finalą. Taip, antroji vieta, tai būtų Vipingai ir tretieji UAB Litspringas ir Vandenų Neptūns. Paplojame. Taip, šaunuoliai, paplojam dar kartą nugalėtojams šio plaukimo versmė MTB. Versmė MTB į viršų irklus, pavojam visiems. Taip, jūs keliaujate į finalą. Žinau, kad būna baisu, bet mums nereikia. Taip, raudonas spalva į viršų ir Vičiai Vikingai. Op! Na ką, ir štai parplaukė, taip, po kol kas lyderiai Plungės socdemai, po kol kas priekyje. Taip, ir žiūrėkite, pirmieji pareina, taip, Plungės Lion. Na, kiek, žiūrėkite, čia jau yra sekundžių reikalas, na, ir kas laimės, socdemai ar, taip, liūtai pirmieji per mikrosekundę, audringi aplodismentai liūtams. Na, pažiūrės, jau čia reikės peržiūrėti video medžiagą, tą fotostop kadrą, nes čia buvo sekundės reikalas. Taip, ar liūtai, ar socdemai. Taip, paplojame komandom, audringi aplodismentai. Komandai, op! Truputėlį Litspringas links, paplaukiam į priekį. Dar, plaukiam. Taip. Dar paplaukiam. Pasiruošt. Startas! Op!
Palaikom, 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 palaikom. Taip. Turim nugalėtojus Florijono komandą. Taip. Apsisukame. Pasiruoš, startas! Palaikom, 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 palaikom. Op. Paplojam Florijonui, palaikom Florijoną, palaikom Litspringą, taip. Palaikom, 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 palaikom. Taip, nugalėjo Florijono komanda. Audringi aplodismentai Florijono komandai. Ir kviečiu. Prusaliai truputėlį į priekį. Stop. Pasiruoš. Startas! Palaikom, prusaliai pasiūdė ir greiti. Taip. Kol kas lygiosios. Jau pasiūdė ir greiti, kol kas įsiveržė. Taip. Taip, nepasiduodam prusaliai, stop, viskas. Apsikeičiam pusėm, apsisukam. Taip. Ne. Prusaliai į priekį paplaukiam. Prusaliai į priekį. Dar į priekį. Stop. Stabdom. Startas. Palaikom. Up. Taip, viskas. Pasiūdė ir greiti. Tai sveikinam. Ir taip. Ir ruošiasi sekančios komandos. Taip, stabdom ir atgal reikia, ne. Vandenis paplaukiam į priekį. Startas! Palaikom, paplojam. Sveikinam nugalėti, taip. Apsisukam. Apsikeičiam. Palaikom, taip. Smulkio verslo asociacija, taip ir kas laimės, taip, pirmąjį tašką jau nusipelnė, taip, ir taip, skelbiam 2-0 laimėjo Smulkaus verslo asociacija Plungės.
Ruošiasi Litspringas ir Vipingai, taip. Ir Vipingai, taip. Vipingai truputėlį irkluojam į viduriuką daugiau. Stipriau, Vipingai, taip. Op, taupykim jėgas, taip. Dar truputėlį Vipingai. Stop. Stabdom. Litspringas dabar truputėlį paplaukiam. Stop. Startas. Judam, Litspringas. Jums antras šansas pakliūti į finalą. Taip, Litspringas. Judam. Kol kas kova vyksta lygiosios beveik, taip. Palaikom. Stop. Nugalėjo Vipingai. Apsikeičiam pusėm. Hop. Į priekį, greitai ir siutė. Po truputėlį stabdom. Dar truputėlį. Startas! Bet jie iš tikrųjų pasiutė, ne? Taip, sveikinam, pirmoji pergalė, greitai ir siutė. Apsikeičiam, vyrai plaukiam, apsikeičiam. Apsikeičiam pusėmis. Taip, greitai ir pasiutė laimėjo. Aha. Stop. Ruoš startas. Stop, viskas, laimėjo greitai ir siutė. Florijonas ir Vipingai dėl patekimo į finalą ruošiasi. Florijonai į priekį. Dar truputėlį. Ir startas. Palaikom. Palaikom. Garsiau. Op. Taip. Palaikom. Čia jau įtempta kova, tikrai. Ir kuri iš šių komandų pateks į finalą. Palaikom. Kas už Florijono komandą? O baltai Vipingai, na?
Taip, judam, taip, laimėjo Florijono komanda, taip, Florijono komanda. Apsikeičiam pusėmis. Pablojam, taip. Negirdim jūsų garsiau, gal šau, gal vipingai, na? Na, kur? Na, nieko nepavyko, vis dėlto laimėjo Florijonai, taip? Taip, ir sekančias dvi komandos. Smulkaus verslo paplaukėm į priekį. Į priekį, daugiau, dar plaukiam. Verslas paplaukėm į priekį, smulkaus verslo asociacija dar į priekį ir dabar stabdom. Taip, stop. Pasiruošt. Startas! Op! Stop! Laimėjo smulkaus verslo asociacija. Apsikeičia pusėmis. Taip. Jo, palaikom Ančių komandą, žiūrėkite, štai, kirstojus tą finišo liniją. Taip, pablojam, op. O, Florijono komanda šį kartą stipriau laikosi, taip. Grįžtam į vidurį, šaunuoliai Florijono komanda, judam, stipriau. Judam. Tai merginas, taip, šaunuolės merginas ir kam atiteks didžio. Taip, nugalė vis dėlto smulkaus verslo, taip, asociacija, taip. Taip, smulkaus verslo asociacija nugalėjo ir kviečiame į krantą. Taip, o merginos ruošiasi startui. Ir kviečiame vyrukų komandas taip pat ruoštis. Paplojam mūsų virvės traukimo dalyviam, šaunuoliai, BSD, šaunuoliai. Išėję tai finalą. Ir tuoj bus merginų plaukimo finalas. O ten, taip, didysis finalas, tai yra daug. Taip, ir už Vėtrą, kurios sakė ir taip yra gražios, jom dažytis nereikia. Už Vėtros komandą, taip, ir taip pat Prusalių Vikingės. Palaikom mūsų merginas. Palaikom, gerbėmiai, paplojam. Taip, štai jau pasirodo mūsų merginos. Vėtra, taip, ir... Greičiau, Vėtra pirmoji, taip, antrosios Babrungo uogos, taip, palaikom, Vėtra, Babrų, žiūrėkit, Babrungo uoga, taip, lenkimas, taip, Babrų, žiūrėkite, uoga, Babrungo uogos, taip, Babrungo uogas, taip, pirmoji vieta, audringi aplodismentai, Babrungo uogoms, antroji vieta Vėtra, trečioji vieta
Braškėm, kurios sugrįžo. Taip, audringi aplodismentai, Babrungo uogos. Pirmoji vieta. Taip, mūsų šiandienos vikingų regatoje. Jos yra nugalėtojos. Visi kartu. Uogos, 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 uogos. Šauvaros uogos sveikiname jūs šių metų 2025 vikingų regatos nugalėtojas, čempionės. Taip. Tai lukterkim, palaukime, kad Energies nuplauks ir pradėsime virvės traukimo finalą. Paskutinė rungtis. Ir 3-2-1 startas. Palaikom finalininkus. Ar tai greiti ir įsiutė? Ar Florijono komanda? Taip, paplojam. Greiti ir įsiutė nugalėjo. Taip, apsisukam. Trys, 2, 1, judam. Sveikinam, nugalėjo greitį ir įsiutė. Taip, pirmoji vieta. Taip, ar aš klystu? Taip, pirmoji vieta, antroji vieta. Taip, smulkaus verslo asociacijų trečioji vieta, Florijonas. Kol kas kova vyksta, galim sakyti, centimetras į centimetrą. Pasižiūrėkite, štai. O, štai, žiūrėkite, taip. 3, 2, 1. KM Energies, pirmoji vieta, audringi aplodismentai. Taip, vėl per sekundę. Audringi aplodismentai, KM Energies, pirmoji vieta. Labai gaila, bet regatos taurė 2025 šiais metais Plungė palieka. Paplojam liūtų komandai, kurią visi taip palaikė, bet šiais metais taurė iškeliauja į Klaipėdą. Gerai, kad moterų taurė liko. Tai paplojam mūsų svečiam. Aš niekada negalėjau atsidžiaugti žemaičių svetingumu. Net taurę atidavėm. Taip. Atvažiavo žmonės iš Klaipėdos, susėd žemaitė, sak, agir, kondausia manim. Juk net neturėjom kaudaut. Sak, daugiam taurį, tegu vežas. Nomei, kit kartą atvažiausi tą draugų atsiveš. Vis. Ir vis teptylę, draugišką, pažaidėm, pasibovijom, atidavėm taurį dėl draugiško. Mane taip, žemaitiška, ką priklaus. Mes iš tikrųjų žemaitę su Klaipėd net nekovojom, iš draugiškom atidavėm. Jokamės, paplojam dar kartą komandom, kurios dalyvavo. Audringi aplodismentai liūtam! Plungės rajono savivaldybės meras Audrius Klišonis. Džiugu jūs matyti, gerbiamas merė, ir džiugu, kad atlikėt. Ar vyrai pasiruošti paskui pabaigoti, kaip visada užbaigti renginį su manim gerai. Ir norėčiau perduoti žodį gerbiamam šio renginio organizatoriui, gerbiamam direktoriui. Dar kartą keletą žodžių ir nekalbėsiu. Nuoširdus ačiū visiems už dalyvavimą, už palaikymą, už geras emocijas. O dabar pats svarbiausia, maloniausia dar tai yra apdovanojimai. Ir gerbiamas merė, gal taip pat irgi norėtumėt tarti visiems dalyviam, visiems svečiam keletą žodžių. Labą dieną visiems tradicinių varžybų dalyviam. Iš tikrųjų, šiandien teko pervažiuoti pirmieną gal visą Lietuvą. Ryte 11 val. Buvau Visagine. Tai iš ten išvažiavom, tai iš Visagino visiems Plungės ir plotojai, bet ne tik Plungės, svečiam linkėjimai nuo Evgenijaus Šuklino.
kitaip nebūtų išleidę, bet pasakiau, kad reikia dovanoti plungės geriausius irkluotojus. Tai iš tikrųjų dideliai smagiai. Ačiū Alvydui ir jo komandai už gerą, gražų varžybų organizavimą. Savivaldybė užsakė gerą orą. Ir bažnyčioje klebonas užpirko mišias ir matot, kad žodis į dievulį vis tikrai duoda savo rezultatą. Pavyko pamatyti finalus, tai iš tikrųjų matęs, kad kovo buvo žiauri, kad nugalėtojai ir patenkinti, dalyviai irgi. Tai ačiū visiems, kad dalyvaujat ir laukia patys smagioji dalis apdovanojimą. Didelis dėkui gerbiamam merui už sakytus žodžius. Ir, kaip meras sakė, pats svarbiausias ir pats smagiausias momentas, tai yra apdovanojimų ceremonija. Tai iš tikrųjų džiugu, kad tiek komandų buvo, bet norime apdovanoti 4 komandas. Tai pirmiausia, norime apdovanoti moterų komandą, kurioje buvo 6 komandos. Ir 4. kova. 4. komanda, kuri ilgoje kovoje, bet iš tikrųjų nedėlių skirtumų pralaimėjo. Tai yra 3 minutės 30,23. Tai yra Prusalių Vikingės. Kviečiam 4. vieta, kviečiame ant scenos atsiimti medalius. 4. vieta. Pavalojam dar kartą Prusalių Vikingės, kurias sveikiname Plungės priešgaisrinė tarnyba su švyturėliais, su garsiniu signalu. Tai prašome merginos, gražiai sustokime. Taip. Pasakyk vedančiąją, Giedriu, kad išsirikiuotų per... Taip, merginos, čia viduryje prašome prie stendo įsirikiuoti kartu su gerbiamu Audriu Mišoniu ir gerbiamu Darium administracijos direktoriumi. Šypsomės merginos ir garsiai sakome Plungė! 3-2-1! Plungė! Regata! Audringi aplodismentai, 4. vieta Prusalių Vikingės. Ir kviečiame 3. vietos nugalėtojas. Laikas 3 minutės 11 sekundžių 48. Kaip ir sakiau, nedideliu rezultatu pralaimėjo prieš 4 vietą. Tai yra Braškės sugrįžta 3. vieta. Audringi aplodismentam Braškėm, kurios, ką tik girdėjau, grįžo po 5 metų pertraukos. Labai ilga treniruotė buvo merginų. Bet iš karto į 3. vietą. Prašom merginos, stojamės gražiai bendrai nuotraukai, apžinti į centro albumą. Rankų komandai Braškės sugrįžta, kuri šių metų Vikingų regatoje užėmė 3. vietą. Merginos, gražiai sustojame, išsirikiuojame, šypsomės, iškeliame taurę. Audringi aplodismentai. Taip, Braškės sugrįžta. Na ir 2. vieta. Iš tikrųjų, sunkiausia yra skelbti 2. vietą. Ir šį kartą per 3 sekundės, galime sakyti, pralaimėjo. 1. vietai tai komanda Vėtra. 3 minutės, 69. Kviečiam 2. vieta. Vėtra!
Merginom pritrūko 2 sekundžių, taip kad stotųsi ant nugalėtojų pakylos. Paplojam dar kartą, antroji vieta, Vėtra. Vikingų regata 2025 Plungėje. Ir prašome, gerbiamosios, stokimės bendrai nuotraukai, nusišypsom. Šypsomės merginos, nuotrauka atminčiai. 3, 1 ir 1, 2, 3, Vėtra! Paplojame, Vėtra! Na ką, ir laikas skelbti pirmąją vietą. Taip, ir pirmą vietą paskelbsime, ko gero, pusės valandos tokio pailsėjimo. Gerai, daug netempkime, nes nekantrauja. Taip, o štai pakelkite, parodykite taurę, kokia atiteks merginom. Taip, pažiūrėkite, kaip gerbiamas merė, prašome perimti šio taurį ir įteikti. Taip, ir atsargiai, taip, ir skelbime pirmoji vieta atitenka. Taip, rezultatas 2 minutės 57,53. Pirmoji vieta atitenka merginų grupėje. Pirmoji vieta atitenka. Pabrungo uogos, kurios sirpo ir prisirpo iki pergalės. Merginom medaliai išgerbė administracijos direktoriaus rankų ir gerbiamo mero Saulius Mišonius. Ir prašome merginos stotis gražiai foto nuotraukai. Taip, jūs šiandien esate čempionės merginų grupėje. Paplojam dar kartą. Pabrungo uogos, pirmoji vieta, Vikingų regata 2025 Plungėje. Taip, ir gerbiamam treneriui medalis ir žinoma taurė. Pirmoji vieta moterų grupėje. Hip, hip, ore! Pabrungo uogos, hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! Pabrungo uogos! Bravo, paplojam dar kartą. Pabrungo uogos, pirmoji vieta šiais metais Plungės regatoje. Ačiū Jums, merginos, kad šiandien buvote tokios fainos. Ir nebus čempionių šuolio į vandenį, ne? Kaip kalbėjome. Tai jau buvo, supratau. 22 valandą, gerai? Liuks, šiandien visi žadėjo šokti į vandenį ir meras, ir administracijos direktorius. Šiandien visi bus šlapi. Galim sakyti, ir pati šlapiausia regata bus, ne? Per 8 metus. Gerai.
Tvarkoj. Ir dabar visų labiausiai laukiama, tai yra vyrų grupė ir laikas apdovanoti mūsų vyrukus. Taip, vyrų komandų buvo iš viso 14, bet apdovanosime tik tais 4. Taip, ir kviečiame ketvirtoji vieta. 2 minutės 48,78 sekundės. Taip, tai komanda Plungės Lion klubas. Auringamas Sventai Liūta, kuriem nebaisime, sakė, nei mamutai, nei meškos. Jeigu meškos ir mamutai, atkeliauja Plungės liūtai! Aplojam Plungės liūtams. Ketvirtoji vieta Plungės liūtai, Plungės Lion klubas. Jako aš esu, nielen Maikelį galvoju. Lina, on ses prie verslininkų. Čia netas level. Aš prižiūrės, kad nenuėt. Ai, prižiūrėsi. Daužu tai jau geltoną maikį. Sakys, trečios, kur aš einu su geltoną? Greta daug, Greta. Maukis, davai, Jurgita. Jėzau, nagaliu. Stovimės bendrai nuotraukai, atsargiai, Nepasirėšiu, man Čia tai vakai. Jėzau. Vakus pasiimkit. Pasiimkit vakus. Vakus pasiimkit. Vakus. Jeigu jau parėšiu. šypsomės. Roberta, vaką pasiimkit. Šypsomės visi ir garsiai liūtai. Ketvirtoji vieta Plungės Lions klubas. Vikingų regata Plungė 2025. Ir noriu pakviesti trečioji vieta. 2 minutės 31 sekundė, 75. Taip, MTB Versmė kviečiame. Trečioji vieta. MTB Versmė. Paplojam vėtarai, tai Versmė. Versmė, taip, Versmė MTB. Trečioji vieta. Mes stovimės bendrai nuotraukai įsiamžinti. Gintarai, kur jūs? Kviečiam Gintarai. Jūs komanda kviečia atsiimti medalį. Tai nebūtų Žemaitis iš kuklumo jau ne. Nemirš, kaip sakoma, jau ne. Būnaš, būnaš. Taip, valojam Gintarui ir jūsų komandai Versmė MTB. Ir taurė, trečioji vieta ir keliam viršų taurę. Valojam garsiai Versmė MTB, trečioji vieta. Na nieko, kitais metais bus stipriau. Didelis ačiū Jums, kad šiandien dalyvavote. Ir kviečiame antroji vieta. 2 minutės 28 sekundės 59. Antroji vieta. Taip. Plungės Ruoniai. Taip. Jie turi labai smagų tokį prieštarimo kartelį. Kaip tikri ruoniai su pelekais. Paplojam Plungės Ruoniai. Antroji vieta. Yes,
Medaliai ir sveikinimai iš gerbiamo Vairos Krišoniaus rankų, antros vietos nugalėtojams Plungės ruoniams. Sveikinam vyrukai. Ir antros vietos taurė iš gerbiamo mero rankų. Įteikiama Plungės ruonių kapitonui. Na, ir Plungės ruoniai. Pavloja, Plungės ruoniai, antroji vieta. Taip, kuriem pralaimėjo per pusantros sekundės. Taip, pusantros sekundės ir jie būtų nugalėtojai. Taip, pavloja, Plungės ruoniai. O dabar laikas skelbti pirmos vietos nugalėtojus. Taip, o dabar laikas skelbti pirmąją vietą, bet mes kaip visada negalime padaryti to įprastai. Tai dabar vėl darome trumpą pertraukėlę, nes norime apdovanoti taip šių metų nominaciją, kuri iš tikrųjų jautėsi šiandien, taip, tai yra Vikingų dvasia, Ugačaga, tai yra komanda, kuri labiausiai perdavė tą Vikingų dvasią. Šiandien iš tikrųjų turėjom įvairiausių aprangų, pažiūrėkit braškės kokias, pažiūrėkit stovi gražios, įvairiausių atributų turėjom, bet aš kažkaip įtariu, kas nugalėjo Vikingų dvasią, kas geriausiai tai atspindėjo, nes aš net pats nukeliau truputėlį laiku pasitau lipučių prie Vikingų, tai skelbsime nugalėtojus ir kviesime, ką pakviesime? Kokią komandą Vikingų dvasią kažkaip nebus? Kviečiame, tai Prūsariai, Ugačaga, pažiūrėkite, kokie šiandien buvo pasiruošę. Jie turėjo kada ruoštis varžymų, nes jie siūlosi rūbus tiesiog. Taip, jie būtų gal ir nugalėję, bet sako, svarbiausiai gražiai moterim atrodyti. Tai fantastika, tikrai. Jūs esate vertas šios taurės, Vikingų dvasia. Pavloja merginom, taip, ir džentelmenai Vikingų dvasia, kurie šiandien buvo pasipuošę tais kailiais, specialiom aprangom, šiandien, kaip tai yra kliučių serija viskas. Serija pakankamai, taip. Tai prašom, gerbiamoji, prisijungite prie savo komandos, taip, Prūsarių bendruomenė. Liepupė, taip. Audringi aplodismentai, Vikingų dvasia, jiem atitenka taurė. Ačiū jums. Dar visi kartu. Ugačaga. Liuk, šaunuoliai. Tai ką, laikas jau skelbti ir nugalėtojus. Bet gal organizatoriai dar turi ko nors pridurti? Tikrai viskas. Ir jums nebus gaila Plungę atiduoti. Nebus gaila, netruputėlį. Aš kaip ir sakiau prieš tai, kad mes pamatėm kareivių komandą iš Klaipėdos, visi susirinko Plungiškę, sak, parodykim žemaitiškį svetingom. Atiduodam tą Klaipėdą tom taurį, tegu neįbrauk nuomė į tegu galvoką laimėjai. O mes tada tik dovanojam, žinokit, mes pasidavėm žemaitai, atidavėm, mes jaukamės. Tai kviečiam, pirmoji vieta, 2 minutės, 26 sekundės, 14. Tai pirmoji vieta, pavlojam. Taip, svečiai iš Klaipėdos, KN Energy, audringi aplodismentai. Šiandienos čempionai. Kad ir kaip būtų gaila, visa Plungė buvo prie ašaros, bet taurė išvažiuoja į Klaipėdą.
Sveikinam, šaunuoliai, liuks, lauksim kitais metais sugrįžtant. Jo, išplaukė jūra taurė, taip. Atiduodam iš Bambrungo, veškit į jūrą. Mūsų taurė, Plungės. Ačiū Jums. Dar kartą audringi aplodismentai. Pirmoji vieta KN Energies. Taip, Plungės regatoje 2025. Taip, ir prašome gerbiamas merė įteikti KN Energies komandos kapitonui pereinamąją taurę. O mes garsiai paplojam. Nameliai, keliam taurę į viršų ir garsiai KN Energies. KN. Taip, paplojam dar kartą nugalėtojams. Kad ir kaip būtų gaila, šių metų taurė iškeliauja į Klaipėdą. Na nieko, kitais metais Plungė dar daugiau susiims ir taurė atsiims. O jūs nebandykit kitais metais atvažiuoti. Mums reikia, kad atiduotume taurę atgal, gerai? Sutarėm, paplojam dar kartą. Pirmoji vieta. Na ir ką, mūsų šių metų vikingų regata, ir kaip būtų gaila 2025 baigėsi. Ačiū Jums visiems, kurie šiandien čia buvote, kurie dalyvavote, kurie žiūrėjote, o labiausiai garsiai paplojame organizatoriams. Audringi aplodismentai visi garsiai ir pasakykime jie didelį ačiū. Ir noriu pakviesti visą organizacinį komitetą čia ant scenos, kad pamatytų, kokie žmonės visą tai padarė. Taip, tai paplokite gerbiamai Rasai, audringi aplodismentai, Giedriui, Aloyzui ir kur mūsų Ingutė, ateik ir tu pasirodyk, norim bendrą nuotrauką padaryti. Ir Aleksandrai, ateik ir tu. Aleksandrai, kur Marius? Mariukai, ateik Mariu ir tu pas mus. Visus kviečiame visus. Kur ta ponė bėga? Ponė ne čia bėgi. Čia pas mus. Ateik. Na, visa komanda. Ir gerbiamas direktorius irgi nematyti. Taip. Ir Birštono Nemuno komanda irgi visą kviečiama, ateikite čia, norime padaryti gražią bendrą nuotrauką organizatorių ir pasakyti didelį ačiū, kad sukvietėt į kitokio formato renginį Plungės gyventojus ir svečius. Na, visi garsiai dedame rankas į priekį, visi Plungės regata. Dar kartą, Plungės regata. Šaunuoliai, paplojame mūsų organizatoriams. Nežinau, gerbiamas meras gal norėtų dar žodį tarti. Ar nematau gerbiamo mero? Tai pakvieskime į kitų metų regatą, dar pakvieskime kartu. Ir gerbiamas meras irgi dar visus nori pakviesti, kviečiame kitais metais. Matau, kad jie jau išvažiuoja ruoštis regatai, nes čia savaime pirmas ir didelį dėkui pačiam, nes iš tikrųjų balsas buvo skardus, veita gera, girdėjos taip pat gera. Dėkui tau. Tai didelis ačiū visiems ir susitiksime kitais metais, 2026, toje pačioje vietoje, toje pačiu laiku.